Labas vakaras. Daug kas sako, greičiau jau tie Seimo rinkimai pasibaigtų, nes kuo arčiau rinkimų, tuo karščiau ir tuo daugiau juodųjų technologijų. Ir apie tai mes šiandien kalbamės su Seimo nariu, vienu iš taikos koalicijos lyderių, Mindaugu Puidoku. Sveiki, gerbiamas Mindaugai. Sveiki, gerbiamas. Apie taikos koaliciją, tai čia aš turiu menį visą tautą. Tai man tiesiog taika tauta. Nes iš tiesų jūsų taikos koalicija susibūrė 3 partijos. Ir per šios Seimo rinkimus jūs bandėte suburti ir daugiau politinių jėgų, bet nelabai pavyko. Ir ką mes dabar matome, kad šiaip kažkaip keistai, būtent taikos koaliciją bandoma eliminuoti iš viešosios erdvės ir blokuoti tojose vadinamose sisteminės žiniasklaidos priemonėse. O kodėl taip yra? Pavyzdžiui, kitus tenai nesvarbu, jie kad ir kritikuoja, bet jie yra minimi. O kalbant apie taikos koaliciją, tarsi tokios ir nebūtų šiuose rinkimuose. Labai tikrai mūsų patekimo į Seimą bijoma ir bijoma matomai dėsningai dėl to, kad mato, kad su mūsų komanda eina labai stiprus teisininkai, tokie kaip profesorius Ryšardas Burda, Erikas Pavlovičius, profesorius Saulius Arlauskas. Tikrai, mūsų teisinis korpusas yra tikrai stiprus ir yra daugybė ryžtingų žmonių, kurie tikrai patekę į Seimą nebus eiliniais statistais. Ir aš manau, kad tame sistema mato labai didelę grėsmę ir bando padaryti viską, kad kuo labiau tie balsai būtų suskaldyti, o kadangi didžiausia grėsmė mes esam jiems būtent mes, kadangi žino, kad kitose komandose ten jiems tų žmonių, kurie galbūt galėtų kelt problemas, yra vienas kitas, tai pas mus jų, jeigu patektų į Seimą, yra beveik visi tokie, kurie yra pas mus pagrindiniai tie komandos nariai, kurie pagrindiniai veidai būna ir pas jūs laidose ir tikrai žmonės jos mato įvairiose srityse, dirbant vardan Lietuvos. Ir man tikrai pačiam net stebėtina tiesiog, kad ten pavyzdžiui mums dainuoti neleidžia. Mes turime kandidatę Aistę Pilvelytę, kuri yra puikiai dainininkė, turbūt tikrai visų Lietuvoje labai mylima, gerai žinoma, bet jai neleidžiama net rankose mikrofoną laikyti. Prašau, ten kitoms toms mažesnėm opozicinėms jėgoms, su kuriuom mums apsijungti nepavyko, pavyzdžiui, su Gražulio Tautos ir Teisingumo partija, kurie eina iš šios Seimo rinkimus atskirai, nors ketinimų protokole buvo kaip ir pasirašę kartu su mumis kandidatuoti. Šiandien Kaune koncertuoja Romas Dambrauskas ir jam leido vyriausia rinkiminė komisija, bent taip jie skelbia, 6 dainas atlikti kaip profesionaliam atlikėjui. Nors prieš tai buvo išaiškinimas, kad joks profesionalus dainininkas neturi teisės per šitos rinkimus daryti kažko panašaus į koncertą. Tai matom, kad tos konkuravimo sąlygos yra labai netolygios. Galima daugiau pavyzdžių būtų suminėti. Pavyzdžiui, aš pirmasis kreipiausi dėl Algio Ramanausko greitai, tuo metu dar konservatoriaus, dabar jisai vėl laikinai sustabdė. Aš bent taip supratau, kad jisai neišėjo iš konservatorių partijos. Ir kad jo ir nepašalino iš konservatorių partijos, nes matomai, kad konservatorių partija dabar taip dėmesingai labai ir masto turbūt jų lyderiai. Ar čia Ramanauskas pasakė, ką nors blogo, kad tos šaudyti reikia rusus ir rusakalbius, kurie žiūri rusiškus filmus ar klausosi rusiškos muzikos, ar kad pasakė paskui gal nereikėjo šaudyti rusus, reikėjo šaudyti lietuvius, kurie tą klausosi rusų kalba, muziką arba žiūri filmus. Tai žodžiu, ar jisai čia pasakė, ką nors blogo, ar nepasakė. Iki dabar to sprendimo priimti nesugebėjo, kol pats Ramanauskas eilinį kartą po naujai šito kilusio baisaus skandalo sustabdė savo narystę. Tai atkreipiu dėmesį. Nors aš kreipiausi pirmas į prokuratūrą, bet kai buvo didžiosiuose tose portaluose, ten ar LRT, ar kitur, nerasite, kad Puidokas kreipėsi. Rasit parašyta, kad kreipėsi socialdemokratai, valstiečiai, kurie kreipėsi jau praėjus daug laiko tik tai į prokuratūrą. Suprantat, šitoj vietoj mes matom vėl situaciją. Tas pats buvo, Giedrė, jeigu jūs gerai atmenat, kai mes buvome Vengrijoje, Budapešte, taikos eisenoje, tai vėlgi apie tai nebuvo parašyta nei žodžio, kad ten iš Lietuvos dalyvavo taikos koalicijos atstovai, Mindaugas Puidokas ir Žilvinas Tratas, nei žodžio. Tiesiog buvo parašyta, kad tokia eisena Vengrijoje
buvo ir kad susirinko daug mažiau žmonių, negu kad susirinko jų ten iš tikrųjų, nes mes matėm visą tai patys savo akimis. Ir matom, kad tai yra jau dėsninga nuo pat Europos parlamento rinkimų, bet ypatingai dabar, netgi aš galiu pasakyti, kad kitos žiniasklaidos priemonės tam tikrom temom mūsų parašytų straipsnių atsisako spausdinti ne tik tai, kad nemokamai, kaip informacija, nuomonė politiko, mano kaip Seimo nario, ką seniau darydavo, ten aš galėdavau spausdinti straipsnius po 14, net 20 straipsnių nuolat. 8 metai tai buvo. Bet per šitus Seimo rinkimus mano ir apie Ramanauską straipsnis buvo užblokuotas ir neišspausdino. Ir dabar naujas straipsnis vėlgi buvo užblokuotas, neatspausdino. Ir net už pinigus, tokia gražiai sakom, nespausdinat, mes sumokėsim už tai kaip už politinę reklamą. Tegul bus tai politinė reklama nuo taikos koalicijos, sako, ne, mes ir kaip už pinigus negalim, nes tai jau viršyje nuomonės žanrą. Bet įsivaizduokit, kiek sisteminė žiniasklaida bijo, kad taikos koalicija bus matoma. Nesvarbu, kad mes ir turim ribotą kiekį tų finansų šitiem rinkimam, bet mes stengiamės žmonėms pateikti ir savo programą, ir esminės mintis, bet daroma viską, kad mūsų būtų tame eteryje kuo mažiau. Turbūt, nepamenu, ar jau esu minėjęs, bet jeigu minėjęs, tai pasikartosiu, kad buvo sudarytas netgi kartelinis susitarimas, kad bankai neduotų paskolų opozicinėms jėgoms. Tai šiuo atveju ne mum vieniem, visom opoziciniam jėgom tų paskolų neišdavė, bet akivaizdu, kad skausmingiausia, tai tom politiniam jėgom, kurios yra mažesnės ir netokios turtingos kaip taikos koalicija, tas sprendimas, nes toms, kurios yra turtingos, kurios turi ten turto, dar kitokių ten dalykų, jom vis tiek kažkaip tai ten išspręsti tą problemą ir įtikinti žiniasklaidos priemonės ar tos reklamų stendų, ten tos visus pardavinėtojus, kad jiems apmokėjimas ateitų su atidėjimu už reklamos ir turinio vienetą, jiems yra lengviau negu tokiems mažesniems kaip mes. Tai aš manau, kad šitoj vietoj kalbėti apie sąžiningus rinkimus, kalbėti apie tai, kad yra sudarytos vienodos galimybės visiems, tai yra tiesiog utopinis dalykas ir to nemato nelygybės, to faktoriaus, to diskriminavimo, tos pačios mūsų taikos koalicijos ir kai kurių kitų politinių jėgų gali nepastebėti tik tai tie, kurie nenori to pastebėti, nes iš tiesų, jeigu paimam ir žiūrim, kad į debatus kviečia dalį partijų tik tai, o kitas partijas ignoruoja ir mūsų koalicija tarsi jos iš viso neegzistuotų, tai akivaizdu, kad tos sąlygos geresnės yra sudaromos tik tai daliai tų politinių jėgų. Taip kad mes kaunamės tam mūšio lauke, kuris yra labai sudėtingas, labai nelygus ir galutinis rezultatas priklausys nuo to, kiek žmonių tą suprato, kas vyksta, kiek žmonių suprato, kad visas spektaklis yra surežisuotas taip, kad į Seimą nepatektų tokios politinės jėgos kaip taikos koalicija, nes to tiesiog yra paniškai bijoma. Ir analogiškai dar pasakysiu net tokį dalyką, kad net reitingai yra iškraipomi. Aš tik norėjau paklausti, nes žmonės ir klausė, sako, niekaip nesuprantam. Štai taikos koalicija dalyvavo Europos parlamento rinkimuose 3,5%, o dabar, kai dar viena politinė jėga prisijungia, net mažiau rodo negu 2%. Sako, su matematika niekaip nesusiveda. Matot, kas yra įdomu, kad jie nelabai stengiasi draugauti su matematika, nes tikslas yra parodyti, kad taikos koalicijos žmonėms rinktis neverta. O čia, brangieji, supraskite tą visą manipulaciją ir jos gilumą, kad jeigu tu paimi ten kokius, tarkim, sprinterio apklausas. Sprinterio apklausose iš viso nėra fiksuota, kad tokia taikos koalicija egzistuoja. Vadinasi, mūsų nėra ten tiesiog reitingo. Paimkim Vilmorusą, jie pateikė, kad 1,9%. Tai, akivaizdu, tai yra visiškas tų rezultatų klastojimas, nes mes esam taip pat pasidarę savo apklausas ir mes puikiai žinome, kad ir sprinterio apklausose, ir Vilmoruso apklausose mes, aišku, to įrodyti negalim, dėl to, kad jie mums tų apklausų į rankas neduoda, bet aš puikiai žinau ir dėl to, kad turiu pokalbius ir Seime, ir kitur, ir žinau, kad yra kas matė tos
tuos tikruosius apklausų rezultatus, tai mes ten tikrai figūruojame su aiškiai didesniais ir geresniais procentais. Ir šito jie labai bijo. Nes jeigu tu parodysi, kad mūsų procentai yra didesni, nes, pavyzdžiui, mūsų atliktose apklausose, tai tas procentas yra 6,8 ir natūralu, kad tai yra nuo visų rinkėjų ir tada jau jos baugina tą situaciją, kad taikos koalicija gali surinkti 2-ženklį procentą nuo atėjusių rinkimus balsuoti žmonių. Tai vadinasi, reikia daryti viską, kad žmonės įtikinti, kad nėra prasmės balsuoti už taikos koaliciją, bet, pavyzdžiui, yra didžiulė prasmė balsuoti už Žemaitaičio Nemuno aušrą. Nes jie turi net, prašau, ten 11% ar kiek reitingą, kuris nuolat tiesiog dramatiškai auga. Tai vėlgi mes suprantam, kad manipuliuoti reitingais yra labai lengva, jie vis laik net patikė, kad sako, pas mus viskas paklaidos ribose, 3% plius minus, taip. Mes matom, kad yra ir socialdemokratų reitingai išpūsti. Visa tai vyksta labai paprasta priežastimi, kad jeigu tu nori manipuliuoti žmonių nuomonę, tu turi įrodyti, kad žmogus balsuodamas už tam tikrą darinį, kad jisai tiesiog savo balsą išmes vėjais, taip? Ir jeigu tu tą įtikini, tu tada gali formuoti maždaug rinkiminį naratyvą tau norima linkme. Tai mūsų tikslas yra vis tik tai žmonėm pasakyti, kad balsuodami už taikos koaliciją, jūs padarysite labai gerą ir teisingą sprendimą, nes sistemos pokyčiams reikalingi ryžtingi žmonės. Kadangi mūsų komandos, taikos koalicijos komandos, valdantieji, konservatoriai, liberalai, Laisvės partija tikrai paniškai bijo mūsų patekimo į Seimą, tai yra pats geriausias indikatorius, kad jūsų sprendimas palaikyti taikos koaliciją yra teisingas. Ir mes tikrai laukiam, kad jūs iš lūpų į lūpas perduosite žmonėms vieni kitiems žinutę, kad informacija tikrai yra labai stipriai blokuojama, kad žmonės tada, kada turi galimybę, kad jie pasižiūrėtų komentaro TV laidas. Vėliau pirmadienį mes dalyvausime vakare 20 berods valandą, būsime taip pat debatuose per LRT, apie kultūrą, švietimą, sveikatos apsaugą kalbėsime. Bet problema yra ta, kad tuos debatus žiūri labai nedidelis kiekis Lietuvos žmonių. Tai paraginkit žmonės, kad jie realiai išgirstų, ką mes kalbam, kad visa tai, kaip yra pateikiama, kad čia mes kažkokie esam teroristai, ekstremistai ir panašiai, kad tai yra baisiniai melai, nes visi žmonės, kurie yra girdėję mus kalbant, supranta, kad tai yra netiesa. Bet tas naratyvas, kai jisai pateikiamas diena iš dienos, kad net tą patį kreipimas į prokuratūrą Ramanausko, kur jau kai kurie paskui atspausdino ir parodė, kad tarptų žmonių buvo kreiptasi ir mano, tai tas buvo atkreipimas per negatyvą, kad pažiūrėkit, kaip čia taip atsitiko Lietuvoje, kad kreipėsi tas maždaug Kremliaus ten politikas, naratyvus atstovaujantis ir panašiai. Ne apie problemą, kad Ramanauskas norėjo šaudyti žmonės, bet apie tai, kokia didelė bėda, kad čia toks niekadėjas puidokas iš taikos koalicijos drįso kreiptis pirmasis. Ir kad sugalvojo pirmasis, kaip čia dabar kiti tie gudresni sisteminiai nesugalvojo kreiptis. Tai akivaizdu, kad tos neapykantos per šią rinkiminę kampaniją man tenka su tuo susidurti tikrai ne tik man vienam, bet ir komandai tikrai daug. Dėl to, kad žmonės, kai kurie tikrai yra suklaidinti ir komentaruose, ten ir net postuose masiškai matosi, kad konservatorių yra užpirkta nuomonių formuotojai ir jie tiesiog skleidžia neapykantos bangą dabar per visą socialinę erdvę, per Facebooką, kur ten tiesiog ragina mus tiesiog uždrausti, kad mes negalėtume rinkimuose dalyvauti, kad mes negalėtume pasisakyti, nes sakė, tokių nuomonių neturi būti. Sako, jau uždraudėm rusišką žiniasklaidą, turim uždrausti ir juos. Nors jie niekaip nepasako, kokie mūsų pasisakymai sutampa su ta rusiška žiniasklaida. Aš to nesuprantu, bet jie to ir nedaro. Tikslas yra, suprantat, apjuodinti, padaryti tokį, kaip sakyti, didžiulį laviną purvo ir tiesiog kviesti smurtui vos ne prieš mus, taip, kad pažiūrėkit, šitie čia yra blogiečiai, reikia juos uždrausti, neleisti jiems kandidatuoti, neleisti jiems kalbėti, tada Lietuvoje bus gerai, kai mes tos sprendimus priimsim. Tai šitas naratyvas, konservatoriams tikrai bus gerai. Aš apie tai ir klausiu, jiems bus labai gerai, nes viena partija, viena Marijonas Mikutavičius, daugybė garsenybių yra į tą dalyką, kurie jiems yra prielankus, į tą dalyką įjungti. Kubiliaus neseniai skaičiau, tik tai kitų vardų, ne Andriaus, ten turbūt jo giminaitis kažkoks Dominikas berods Kubilius, irgi didžiulė neapykanta, didžiulis noras cenzūrai ir diktatūrai, kad nebūtų galimybės laisvą nuomonę pasakyti. Atvirai. Taip, toks vaizdas, kad taip.
Taip. Na, daugybė klausimų, Mindaugai, yra dėl balsavimo Seime, dėl vokiečių brigados Lietuvoje. Tai klausia, tai jūsų motyvų ir prašo paaiškinti, nes na vieni už, bet kai kurie yra prieš ir nesupranta, sako, kaip galėjote balsuoti už vokiečių brigadą Lietuvoje, kad tai pažeidžia esą Lietuvos Respublikos konstituciją. Aš tikrai tų klausimų, žinokit, Giedrė, sulaukiau daug ir savo Telegram kanale, ir Facebook'e, ir tikrai neturiu per tokią intensyvę rinkiminę kampaniją kartais laiko visiems atsakyti į tos klausimus. Tai labai gerai, kad paklausėt ir kad turiu galimybę šiandien per laidą visiems tiesiog trumpai, aiškiai įvardinti, kas ten per balsavimas buvo. Ten balsavimas buvo dėl Lietuvos ir Vokietijos karinio bendradarbiavimo. Jeigu aš gerai atmenu, jisai Seime pasibaigė vienbalsiai, nei vienas Seimo narys nebalsavo susilaikęs ir nei vienas Seimo narys nebalsavo prieš. Tai šitoj vietoj yra labai paprasta situacija, kad jeigu Lietuva yra NATO šalis narė, o tai yra faktas, kuris įvyko 2004 metais, seniai iki to, kol manęs nebuvo politinėje erdvėje, Lietuva priėmė sprendimą ir tais pačiais metais tapo ir ES šalimi narė, ir NATO šalimi narė. Ir kadangi Lietuva yra NATO šalis narė, buvo priimtas sprendimas gilinti bendradarbiavimą būtent su Vokietija, nes Lietuvos valstybė buvo priskirta artimesniam bendradarbiavimui NATO formate su Vokietija. Latvija, Estija turėjo kitus tos prižiūrėtojus, vieni, man atrodo, Kanada, kiti Britanija didžiąją. Žodžiu, kad kiekvienai šaliai buvo priskirta tam tikra šalis, su kuria jinai aktyviau bendradarbiauja. Tai kalbant apie Lietuvą, aš iš tikrųjų esu įsitikinęs, kad mums dėl tekusios valstybės, tai yra Vokietijos, pasisekė labiausiai, dėl to, kad Vokietija tikrai nenori karo su Rusija, jinai bendrai nenori naujo karo ir didelio karo Europoje. Ir aš esu įsitikinęs, kad Vokietijos brigados buvimas šitam kontekste, jeigu jinai bendrai iš viso bus atsiųsta į Lietuvą, mes sudarėm tik tam prielaidas, kas man kelia pačiam abejonių, bet čia jau valdantiesiems klausimas, kodėl tas balsavimas padarytas būtent dabar, kodėl ne tada, kada ir Vokietija priims analogiškus visus sprendimus, nes praktiškai Vokietijoje po rinkimų nauja valdžia gali sakyti, na mes persigalvojam, pavyzdžiui, nenorim kažko tai ten tos brigados siūsti, tai nežinau, kodėl Lietuva daro tos sprendimus taip pirma ir skubėdama, bet akivaizdu, kad šitam kontekste, kai konservatoriai su savo karvedžiais, ten Kubilium, kuris dabar Europos komisaras įtakingas tapo, dar labiau šiandien dienai ne tik Lietuvos, bet ir Europos mastu, taip pat tas pas Gabrielius Landsbergis, Maldeikis, jau visi jie mato tos karo žygius iki Smolensko ir tai iš tikrųjų mane kaip Lietuvos patriotą labai neramina, dėl to, kad aš nenoriu, kad mūsų valstybė būtų įtraukta į karinius veiksmus su Rusija, nenoriu, kad Lietuva būtų ta šalis, kuri tai išprovokuoja ir aš matau vokiečių buvime saugiklį, nes Vokietijos tikrai visi politikai, pagrindiniai, aš turiu omeny politikai, pasisako prieš karo eskalavimą, prieš Vokietijos įsitraukimą į karinius veiksmus, tai aš manau, kad tas brigados buvimas yra Lietuvai naudingas, dėl to aš balsavau už karinio bendradarbiavimo su Vokietija susitarimą, nes aš manau, kad mūsų valstybei tai yra naudinga. Tie, kurie yra prieš NATO, nekenčia NATO, taip, jie nesupras mano sprendimo, bet aš jums pasakysiu vieną paprastą, labai aišku faktą. Net Vengrija su Viktoru Orbanu, kurios taip dažnai puolama, jie yra Lietuvos žiniasklaidoje, nekalba apie tai, kad jie nenori būti NATO nare, ar jie nori pasitraukti iš NATO. Orbanas labai aiškiai vardina, kad NATO yra Vengrijai reikalinga, bet tiesiog Vengrija kaip valstybė pasilieka savo teisę nedalyvauti tuose NATO veiksmuose, kuriems Vengrija nepritarė. Aš manau, kad tai yra stipraus lyderio pozicija ir kad nei Lietuva šiai dienai, nei bet kokia kita šalis situacijos su NATO ar ES narystė net nemėgina keisti, nes visi puikiai supranta, kad galimybių politinį vektorių pakeisti išoriškai mažoms šalims jokių nėra. Yra visiškai priešinga situacija, yra problema, kad mes turim priimti protingus sprendimus, būdami NATO šalimi narė, būdami ES šalimi narė, kad mes sugebėtume kaip valstybė apsaugoti savo interesą
ir nebūti, įtraukti į pavojingus žaidimus didžiųjų kai kurių šalių, tokių kaip Didžioji Britanija. Tai aš manau, kad tai, kad Vokietija su Didžiaja Britanija nesutarė, o Britų yra didžiulis interesas, būtent jų ta elitas, akivaizdžiai deklaruoja savo pasisakymais ir naujai išrinkta valdžia, beje, leiboristų Didžiojoje Britanijoje akivaizdžiai vardina, kad jie nesibaimina dėl didesnio karo eskalavimo su Rusija ir kad jie eina link to eskalavimo. Ir akivaizdu, kad iš to, ką mes žinome, tai yra mano asmeninė tokia nuomonė, pagrįsta analitikų pastebėjimais, kad Britams didesnė eskalacija, karo plėtra Rytų Europoje, tame tarpe Lietuvoje, yra pageidautinas scenarijus. Jie to nori, Britai to nori, bet Vokiečiai ir Vokietija to nenori, nes jų ekonomika žlunga dėl šito karo, jie mato, kad jie nustoja būti ta, kaip sakyt, pasaulinė galybė, nustoja kontroliuoti situaciją, dėl to aš manau, kad Lietuvai šitoj vietoj tikrai gerai, jeigu yra šitoj situacijoje balansas, nes mes turim šiandien dienai valdžią, kuri akivaizdžiai priiminėja sprendimus, kurie yra žalingi mūsų šalies žmonėms ir aš manau, kad tą reikia labai aiškiai suprasti, kad Gabrieliaus Landsbergio šnekos ir sprendimai dėl Kaliningrado blokados, kas buvo labai aiškus veiksmas teisingai. Mes dabar matom, kad Kaliningrado tranzitas yra labai stipriai ribojamas, įvairių ten prisigalvojama stabdžių, saugiklių ir kitokių dalykų, kad faktiškai jisai kaip ir egzistuoja, traukiniai gali važiuoti nuo Kaliningrado iki Rusijos federacijos, bet jais gabenti daugybę dalykų Rusija negali. Ir tai yra jiems kliuvinys, kuris kaip trigeris veikia Rusijos federaciją. Ir mes matom jau iš skandinavų ir kitų šalių ekspertų ir net iš pasisakymų tos pačios Rusijos aukštų saugumo pareigūnų, berods Bortnikovas, ar kuris dabar neseniai čia pasisakinėjo, buvo cituojamas Lietuvos žiniasklaidoje, kad jie taip pat mato problemas dėl galimos Baltijos jūros blokados ir kad apie blokadą tarp kitko kalbėjo mūsų ambasadorius, buvęs užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, apie tai nevengia pakalbėti ir Kasčiūnas, ir Gabrielius Landsbergis, ir kiti mūsų kovingieji konservatoriai. Tai visi tie žanrai su Baltijos jūros ar Kaliningrado blokada, jie yra aiški provokacija ir mėginimas Rusiją išprovokuoti galimam susidūrimui. Ir visa tai yra būtent britiškas naratyvas. Vokietija apie tai visiškai nekalba. Vokiečiai priešingai yra nepatenkinti dėl Nord Stream dujotekio susprogdinimų, apie kuriuos buvo ir garsių žurnalistų, kaip sakyti, premijų laureatų, kaip Simono Heršo paskelbta informacija, kas ten sprogdino, kaip ta speciali operacija vyko. Dabar matom, kad tarsi kaltė visa yra suversta Ukrainai, bet ar Ukraina turėjo tokių pajėgumų, kad tai padaryti, kyla labai didelės abejonės ir nėra aišku, ar vis tik tai atliko Didžioji Britanija ar Jungtinės Amerikos valstijos, mes aiškių atsakymų neturim. Ir man šitam kontekste atrodo, kad žmonių argumentai, nes aš skaitau jūsų komentarus, žmonių argumentai apie tai, kad yra pažeistas Konstitucijos 137 straipsnis, nėra sąžiningi pilnai dėl to, kad Lietuva nuo 2004 yra NATO šalis narė. Nuo 2004 Lietuvos teritorijoje nuolat yra dislokuojami įvairių NATO šalių narių kariai, karinė technika. Dabar jau pastaraisiais metais, tikrai jau daug metų, praktiškai tie kariai yra nuolat dislokuoti Lietuvos teritorijoje ir apie tai kažkaip tai niekas, nei Konstitucinis teismas pareiškė, kad yra čia kažkokie tai pažeidimai, nei kitur yra kažkokie tokie nustatymai. Tai aš atsakau labai paprastai, kad jeigu Konstitucinis teismas nustatys, kad yra pažeidimai 137 straipsnio ar kažkurio kito Konstitucijos straipsnio, tai iš karto šitie įstatymai ir šitie potvarkiai, kurie buvo priimti įvairių kadencijų seimuose, tame tarpe dabar šitas naujausias susitarimas su Vokietija, jie nustos galioti. Bet turbūt jūs visi puikiai ir aiškiai matote, kad Konstitucinis teismas šiandien dienai nesugeba atsakyti net dėl tokių klausimų kaip santuoka. Taip, reiškia, tai Konstitucinis teismas net bando iš to tamsaus kambariuko paaiškinti, kad 92 metais Konstituciją kūrę žmonės jau žinojo, kad 2 vyrai ir 2 moterys, tai čia yra vos nesantuokos analogas. Tai yra absurdiška situacija, bet mes matom, kad Lietuva šiai dienai Konstitucinio teismo savo
savarankiško teismo kaip po tokio nelabai turi. Tai jeigu mes nelabai jo turime, tai apeliuoti į teismą konstitucinį ar į konstituciją yra labai tokie, savotiški ir naivūs pareiškimai, tarsi nematant realybės, kuri buvo 20 metų ir staiga sakant, va žiūrėkit, bet tai mes čia turim problemas. Tai mes turim daug gilesnės problemas. Visų pirma, mūsų valstybės suvereniteto problema. Ar Lietuva yra laisva valstybė, ar jinai yra dalinai kolonija? Britų ar dar kažkieno, bet jeigu mes norim, kad jinai būtų ne kolonija, tai mes turim visų pirma padaryti viską, kad taikos koalicija laimėtų rinkimus ir kad mes realius sprendimus priimdami sugrąžintume valstybę žmonėms. Tai sugrąžinimas valstybės žmonėms, aš primenu, vyksta per referendumo tvarkos pakeitimą. Ir aš vėlgi sakau, tai ne pirmas iki referendumo tvarką pakeitus, kad 100 000 parašų užtenka, kad 40% dalyvavusių referendume žmonių pakanka, lygiai taip pat kaip ir netrukus vyksiančiose Seimo rinkimuose. Ir jeigu iš tų 40% plus žmonių dauguma pasisakė už, sprendimas referendume privalo būti priimtas. Ir galiausiai tautos priimtą sprendimą referendume neturi teisės atšaukti nei viena valdžia. Nei vyriausybė, nei Seimas, niekas neturi galėti atšaukti tautos referendumų priimtą sprendimą. Jeigu šitaip bus, tada bus esminiai sprendimai Lietuvoje priimami referendumo keliu, kaip ir skelbia mūsų konstitucija. Bet to seniausiai niekas nesilaiko. Nes referendumai tampa kokie, Giedre? Patariamaisiais referendumais tampa, patariamieji. Tai yra absurdas, bet tai yra realybė. Ir jeigu mes nepakeisim šitos situacijos, priėmę šitus pataisymus, mes lygiai taip pat turėsim viską ir toliau. Ir jeigu daug žmonių toliau miegos ir sakys, kad mes nieko negalim, tai mes iš tikrųjų nieko negalėsim ir tie balsai bus išskaidyti ir turėsim ir po 24 metų rudens rinkimų apverktiną situaciją. Mes dirbame tam, kad žmonės mus išgirstų, tikrai galimybių išgirsti ir per Facebooką, ir bendraujant vienam su kitu iš lūpų į lūpas, ir per komentaro TV laidas, ir per visur, kur mes tik tai kalbame ir bendraujame su žmonėm gyvai važiuodami per turą Lietuvoje. Tikrai galimybių mus išgirsti jūs turite. Tik tai dalinkitės tą informaciją vieną su kitu. Tada įvyks tylioji, taikioji revoliucija, kad taikos koalicija ateitų į valdžią Lietuvoje. Ir tada patikėkit, mes tikrai padarysim viską, kad tie, kurie grobstė turtą, tie, kurie naikino mūsų valstybę, naikino švietimą, sveikatos apsaugą, kurie vagia šimtais milijonų ir milijardais mūsų pinigus su LNG terminalais ir kitokiais korupciniais milžiniškais projektais. Mes padarysime tam galą. Mes padarysime valstybės auditą, išlaidų ir pajamų auditą. Mes pamatysime ir paviešinsime, atlikę tą auditą visai visuomeniai, kur buvo vagiami jų pinigai. Ir padarysime galą visai šitai situacijai, tokiai nusikalstamai klanų dominavimo situacijai mūsų valstybėje. Būtent to jie ir jie bijo tyrimų, jie bijo tiesos. Jeigu jūs mums suteiksit tą galimybę ir valdžią, mes padarysime viską, kad tie, kurie grobstė Lietuvą ir ją naikino, būtų ten, kur ir jiems yra vieta. Tai yra už grotų. O jeigu jie pabėgs iš Lietuvos, tai bus jų pasirinkimas, bet jie bėgs dėl to, kad jie bijos teisingumo, jie bijos žmonių teisingumo, jie bijos tam, kad teismai sąžiningai priims sprendimus vadovaudamisi faktais. Jeigu jie nekalti, viskas tvarkoje, jiems nėra ko bijoti. Bet jeigu jie kalti ir jeigu tų korupcinių projektų, taip kaip mes matom, jie buvo paviešinti žiniasklaidoje, buvo tokia daugybė per mūsų Lietuvos 34 metų nepriklausomybės laikotarpį, tai tada jiems tikrai yra ko bijoti ir tada jie tikrai dėl to ir stengiasi, kad taikos koalicija neteitų į valdžią. Jeigu jūs norite istorinio teisingumo, balsuokite už mus. Jeigu mes laimėsime ir sudarysime valdančiąją daugumą, tas istorinis teisingumas bus pasiektas. Taip kad viskas yra jūsų rankose. Ateikite balsuoti ypatingai rinkimų dieną, spalio 13-ąją, ir jeigu jūs ateisite ir atsivesite kartu su savimi savo draugus, savo artimuosius, tada bus Lietuva kitokia, jinai pasikeis visiems laikam, mes sugebėsime sustabdyti karo kurstimą, sugebėsime sustabdyti tarpusavio neapykantos kurstimą, mes apjungsime valstybę, mes pasakysime žmonėms tiesą ir ją išgirdę daugelis prabus. Na, o dabar kas dar buvo su tuo Iranu, gerbiamas Mindaugai? Kokį dar dokumentą priėmėt, žmonės pergyvena, ar Lietuvos neužpuls kokie teroristai ir neprasidės keršymo akcijos? Kas tenai įvyko dar Seime tą pačią dieną? Žinot, aš taip matau, kad daugelis Seimo narių suprato, kad ta rezoliucija yra tokia labai, vėl eilinė tokia konservatorių iniciatyva ir aš nesuprantu, kam Lietuvai reikia daugiau ieškotis
priešų ir ugnies pritraukti į save, nes mes jau turim tą ekonominį ir diplomatinį karą, vėlgi mūsų drakonų žudiko Gabrieliaus Landsbergio sukeltą su Kinija. Mes matom, kad dabar vėlgi konservatoriai, ten berods Emanuelis Zingeris, vėlgi tas pats Kubos mafijos įžymybė Žygimantas Pavilionis, kuris dabar tapo dar Seimo vicepirmininku. Tai tiesiog, jie ieško daugiau galimybių pasireklamuoti ir Lietuva, verčia dar daugiau valstybių priešę ir galimų taikinių, tai akivaizdu, kad ta rezoliucija tikrai Lietuvai jinai net neša jokios naudos ar saugumą mūsų šalies žmonėms, ar pakeičia situaciją ta rezoliucija, kad sakytum kažkaip tai bendram, sakykim, karo laukia Ukrainos ir Rusijos. Tai visa tai yra blefas, nes tas niekaip nepadeda Ukrainai, lygiai taip pat niekaip nepadeda Ukrainai laimėti tai, kad Lietuva nutraukinėja tiesiog masiškai visas dvišalę sutartį su Baltarusija ir Rusija. Aš vienintelis turbūt iš Seimo tribūnos taip aštriai pasisakiau, kad sakau, jūs dirbate Kremliui. Tai yra naudinga Rusija, jeigu tu paimi ir nutrauki visas tas sutartis su Baltarusija ir tu izoliuoji dar labiau mūsų valstybę. Sienų prasme, tu kaimynųgi nepakeisi ir geografijos. Žmonės tai bendrauja. Jeigu žmonės nutraukus dvišalę sutartis patenka į bėdą nuvykę į Baltarusiją ir Rusiją, nes kai kurie turi ten giminaičių, kai kurie turi tenai palaidotų savo taip pat artimųjų ir jie vis tiek vyksta dėl įvairių priežasčių, dėl kiti ir verslo ryšių turi. Tai taip, žmonės privačiam lygmenį to turi. Tai tavo piliečiui, lietuviui patekus į bėdą Baltarusijoje ar Rusijoje, mes neturėsim galimybės net kaip padėti. Tai aš jiems ir sakiau, kam jūs imituojat procesą. Jūs man sakykit, aiškiai, sąžiningai, kokias dvišalės sutartis su Baltarusija ir Rusija nutraukė Lenkija. Aš, pavyzdžiui, nežinau, kad tos procesas vyktų Lenkijoje. Neturiu tokių duomenų, nors Lenkijos parlamente pažįstu ir valdančiųjų ir opozicijos tarpe tikrai daug parlamento narių, senato jų narių. Ta pati Ukraina, kokias tiksliai dvišalės sutartis nutraukė su Rusija. Ir jie tyli, kapų tyla, apie argumentus yra kapų tyla. Kai jie nori tave apšmeižti, paskelbti melagių, kaip Semaška atsistojęs prie mikrofono, sakė, puidokai, atsiprašykit už melą, kad Ramanauskas mūsų partijos narys. Ir paskui tas pats Ramanauskas savo Facebooko puslapyje parašo, taip, aš esu konservatorių partijos narys. Ir kai aš Semaškos sakau, tai gal dabar jau jūs tada atsiprašykit, nes aš tai tiesą sakiau. Jisai taip nedrasiai 3 žingsnius link mikrofono ir apsisuko ir atgal nuėjo. Taip ir neišdryso nieko pasakyti šitą temą. Nes kai apkaltinti ir paskelbti melagių, paskelbti visokias melagienas, kiek visokių gimelų buvo pripasakota. Mano tėčio ieškota brolių tų, kokių visai laik niekad neturėjo tėtis. Buvo paskelbę konservatorių Juknevičienę, berods su tada Sonušausku, dabar buvusiu krašto apsaugos ministru, kad puidoko dėdė buvo KGB pulkininkas. Aš sakau, prašau paneigti šitą melą. Mano tėtis niekad neturėjo tokiu vardu brolio. Viskas vėl kapų tyla, prie mikrofono eit, kad melavo, nesinori. Vėl kitas melas buvo Kasčiūno dabartinio krašto apsaugos ministro ir Seimo pirmininkės Vitorijos Čmilytės Nilsen. Jie buvo paskelbę per televizijas visas, per LRT, kad puidokas ragina apsupti ir šturmuoti Seimą per tą žymėją riaušių dieną. Kai pareikalavau paneigti šitą melą, dėl to, kad manęs net nebuvo tuo metu prie Seimo, kada vyko jau, kaip sakyt, visas tas įkarštis riaušių, arba aš buvau Seimo vidinėme kieme šalia su tais pačiais konservatoriais ir tas yra fiksuota, yra mano įrašai, ką aš kalbėjau, kaip raginau žmonės elgtis išmintingai ir nesuteikti konservatoriams ir valdantiesiems galimybės tą dieną, kad jinai pasibaigtų riaušėmis. Tai viskas, apkaltos kaltinimai mano atžvilgiu prapuolė. Bet paneigti tos informacijos niekad viešai nepaneigė. Ir, pavyzdžiui, man Kaune net su mano mažamečiu vaiku teko patirti išpolius kelis kauniečių, kurie po tų riaušių prie manęs pripuolė, tiesiog norėjo, kaip sakyt, vos negriebtis smurto, sakydami, kad kaip jūs drįsot perversmo valstybėje daryti, puidokai. Ir aš sakau, o jūs buvote ten gyvai vakar? Sako, nebuvau, bet per LRT matėm, kad jūs reikalavot šturmuoti Seimą ir vadovavot vos ne šturmui Seimo. Sakau, brangiai, bet sakau, taip nebuvo. Bet sako, mes nežinom, tada atsiprašom. Tai žinot, gerai, kad turi daug patirties kaip politikas, bet ta neapykantos kurstymo atmosfera mus lydi per visus šios rinkimus ir tas žmonių gąsdinimas, melas apie taikos koaliciją rodo, kad jie iš tikrųjų bijo to istorinio teisingumo, jie bijo tų teisinių procesų ir
Jeigu kalbant apie tą rezoliuciją ir apibendrinant, sakykime, dėl tos rezoliucijos dėl Irano, tai iš tikrųjų dėl jos balsavo vos 60 Seimo narių. Aš irgi ignoravau tą siūlymą dėl to, kad aš manau, kad jis yra Lietuvai yra visiškai, kaip sakyt, nepriimtina avantūra, kuri dar mums suranda dar vieną priešą galingą artimuosiuose rytuose Irano valstybę. Ir tikrai jie yra stipri valstybė ir mes matom iš tų dabar karinių susidūrimų su Izraeliu, kad jie per tą ataką savo 400-500 raketų pasiuntė į Izraelį, kad jie turi tikrai ir savo kariuomenę, ir slaptasias tarnybas, ir kad tai nėra kažkoks tai, vadinkim, silpnas priešininkas. Tai aš manau, jau tų stiprių priešų jau Lietuvai, kaip ir dabartiniai valdžiai, turėtų pakakti. Bet aš matau, kad jiems negana ir jie ieško vis daugiau ir daugiau. Tai aš tam nepritariu. Tai jau nugalėjom Kinijos drakoną, dabar Irano ką nugalėsim? Iki spalio rinkimų. Islamo revoliucinė gvardija ar ką ten. Dar savaitę turi konservatoriai nugalėti. Jie dar turi laiko. O dabar tas neapykantos ir smurto ta atmosfera, tas kurstimas, kai tik tai konservatoriai valdžioje tai ir prasideda. Kodėl? Nes žmonės tikrai yra pavargę nuo tos įtampos, nuo melo, nuo propagandos ir pastoviai nuo etikečių klijavimo. Iš kur tai? Kas čia per partiją? Ar jie ten sergantis? Ar jų lyderiai sergantis? Ne. Kas čia yra? Giedre, šitoje vietoje reikia suprasti labai aišku dalyką. Partija susideda ir iš lyderių, ir iš tų, kurie strategiją kūrė, iš samdomų konsultantų, ir iš tų paprastų žmonių, kurie vieni suklaidinti, kiti tiesiog idėjiškai įtikėję eina ir atlieka tą, ką jiems nurodo lyderiai. Pas konservatorius iš tikrųjų yra ko iš jų pasimokyti, pas juos yra geležinė drausmė. Ir daugeliu atveju, kada yra rinkiminė kampanija, jūs pamatysit, kad jie tikrai labai tvarkingai, drausmingai vykdo nusibrėžtą strategiją. Ta, apie ką jūs kalbėjote, apie neapykantos kurstimą, dėl ko jie nepasmerkia Ramanauską. Neapykantos kurstimas yra jų kasdienybė. Tai yra jų rinkiminė strategija, kad mobilizuoti savo rinkėjus, parodant, kad tokie kaip taikos koalicija yra Lietuvos ir konservatorių mirtinas priešas, reikia su jais kovoti, o kovoti ateinant į rinkimus ir balsuojant už konservatorius. Manote, kur visa gudrybė yra? Ne už ką kitą. Dėl to, kad stabilumo garantas, kaip jie skelbia, yra konservatoriai. Jeigu jūs už juos balsuosit, tai jie apsaugos jūs nuo tokių kaip taikos koalicija ir panašių politinių jėgų. Tai šitoj vietoje visa ta gudrybė ir yra, kad viešųjų ryšių tie ekspertai, kurie juos konsultuoja, jiems tą ir siūlo kurti kuo didesnį visuomenėje vidinį konfliktą, tarpusavio priešpriešą, nes jiems yra nauda dviguba. Pirmas dalykas, jie mobilizuoja savo rinkėjus. Antras dalykas, jie su tuo savo nuolatiniu purvo pilimu, neapykantos kurstimu tiesiog paverčia dalį žmonių pasišlykštėjusiais visų politinės kovos lauku ir atstumia juos iš viso nuo dalyvavimo rinkimuose. Ir kuo daugiau žmonių nusigrėžia ir nutarė iš viso nedalyvauti visoje toje košėje, tuo jiems naudingiau. Dėl to, kad jie pasiekia dvigubą tikslą. Jų balsų skaičius auga, o priešininkų balsų skaičius galimas mažėja. Tai tokia strategija. Labai gudri strategija, bet iš tiesų tai yra labai nenaudinga Lietuvai. Yra kurstama neapykanta, visuomenė yra priešinama, tai kur tu gali nueiti su etikečių klijavimu, kokią tu gali pilietinę visuomenę sukurti ir paskui jie sako, klausykit, čia karas kažkada bus, ne šiandien, ne rytoj, tai poryt už poryt, ne 27-28 metais. Ir čia tuo pačiu, čia mums sako, reikia, kad visi čia gintų, mums reikia tą pilietinę visuomenę sukurti ir tuo pačiu. O tu toks, o tu anoks, o tave pastodinti, o tave uždaryti, o čia uždraust, užčiaupt. Tai kaip, ką tu sukursi? Kokia tu pilietinė, kokia čia vienybė? Aš manau, kad tas taip pat naudinga priešiškoms Lietuvai jėgoms, bet kadangi mes jau kalbėjom laidos eigoje, kad konservatoriai turi matyti, vėlgi, mano tokia nuomonė yra asmeninė, kad turi matyti tų įsipareigojimų kažkur tai svetur. Taip. Ir jeigu tie įsipareigojimai, pavyzdžiui, tarkim, paspėliokim, tai yra tiem patiem Britams, tai akivaizdu, kad jie tada vykdo ne savo valią ir jie nedirba Lietuvos valstybės labui, taip kaip iš jų reikalauja mūsų šalies konstitucija ir Seimo nario ir ministrų priesaikos.
jie tam nėra linkę dėl to, kad jų tikslai yra kitokie. Ir jeigu jų tikslas būtų dirbti vardan Lietuvos, jie tada ieškotų tų tvarių sprendimų Lietuvai. Bet mes matom šiai dienai, kad jiems tinka ta situacija, kai žmonės yra kiršinami, priešinami, gyvena baimėje, nuolatiniam bauginime karu. Vadinasi, jiems ta atmosfera tinka, nes jie taip sprendžia savo užduotis, savo tikslus. Ir kada tu identifikuoji tą, sakykime, priešą, pavyzdžiui, apgultos tvirtovės tas sindromas, jie kaltina Putiną, taip, kad jisai irgi su Rusija yra padaręs apgultos tvirtovės tą, vadinkim, situaciją ir kad laiko Rusija apgulto tvirtovė, kur yra iš visų pusių puolama priešų vakarų. Taip. Tai konservatoriai lygiai taip pat tą pačią strategiją naudoja, atvirai naudoja Lietuvoje, nes jie yra tiesiog puolami čia priešų visokių taikos koalicijos atstovų, Puidokų, tenai Pavlovičių, Tutkų, Uspaskichų ir taip toliau. Ir tada jiems pagalbos reikia žmonių, kad nuo tų priešų apsiginti. Na ir kad apsiginti nuo tų priešų, vėlgi, eikit, raginkit, visus skatinkit, sakykit, pasakokit, kaip čia, jeigu išrinksit ne konservatorius, kad jūs į Sibirą važiuosit ir tada jau jūs nuo rusų nieks neapgins, nes tada bus Lietuva nesaugi. Suprantat? Ir jie pateikia, kad mes esam priešai, bet kai tu turi kelis milijonus, vadinkim, bet kada galimybę matomai, nematomai, bet tu turi galimybę už tos pinigus didžiulius per visas medijas tiesiog skalambyti, koks tu esi Lietuvos patriotas ir kaip tu myli Lietuvą, bet tavo realūs sprendimai didelės žmonių dalies dėl to viso akių pudrinimo nėra suvokiami, nes kritiškai, analitiškai laidos gali pamatyti vieną kitą, pas jumis dar kai kur, bet jų yra labai mažai Lietuvoje, tų laidų, kur realiai analizuojama situacija. Taip? Tų žmonių, kurie drįsta kalbėti tokiose laidose, yra dar mažiau, dėl to, kad visi jie supranta, kad jie iš karto yra įrašomi į priešų sąrašą, kurios norima užčiaupti, uždaryti į kalėjimą, sunaikinti įvairiom priemonėm, ten reputaciją, jų šeimas bauginti ir gazdinti ir taip toliau. Tai tų besiryštančių tai atvirai kovai su to Gabrieliaus ir jo senelio sukurtų drakonų yra nelabai daug. Ir tai yra irgi mūsų problema. Tai jeigu žmonės toliau su tuo taikstysis, tai mes turėsime po metų ar kaip sakyt, net greičiau situaciją, kai iš tiesų uždraus visiškai kitokio pobūdžio laidas, kitokią nuomonę ir bus persekiojami tie žmonės, kurie tą kitokią nuomonę drįsta reikšti, nes jie apie tai dabar jau atvirai kalba, taip kaip kažkada kalbėjo atvirai per praeitus rinkimus, čia žmonėms reiktų priminti, 20 metais konservatoriai, liberalai, Laisvės partija atvirai kalbėjo apie tai, kad sveikatos apsaugoje turėtų paslaugos visos būti bent jau dalinai mokamos. Tai aš noriu visus pasveikinti, kad jiems sukūrus dirbtinai tokias milžiniškas eilės, čia yra ironija su ašaromis akise, kad sukūrus tas dirbtinai eilės, jie privertė žmonės eiti į privačias gydymo įstaigas ir visus mokėti bent jau dalinai už tas paslaugas, dėl to, kad likusią dalį apmoka ligonių kasos tai privačiai įstaigai ir tada ta paslauga, kas su jie atsitinka, jinai tampa labai labai gerai apmokama paslauga, nes valdiškoje įstaigoje, taip kaip jums konstitucija turėtų garantuoti, vėlgi ta pati konstitucija, į kurią daugelis apeliuojate, tai kur jūs matote tos konstitucijos laikymas? Taigi žmonės laukia po pusę metų pas kardiologą ar kitą specialistą, kad patekti. Ir per tą laiką mes turime ką? Turime tragišką mirtingumo statistiką Lietuvoje. Kurioje ten mes dabar vietoje, Giedrė, priminkit žiūrovams? Pagal mirtingumo statistiką pasaulinę. Antroji pasaulyje po Ukrainos. Nors Lietuvoje... Kaip taip gali būti? Aš visai bandau tą suprasti. Kaip taip gali būti? Tai tokia yra sveikatos sistema, kabutėse, čia jau antisveikatos. Tai mes neturim nei krentančių bombų, nei neturim artilerinių sviedinių, bet mes turim situaciją, kad mūsų žmonės be karo, konservatorių valdymo metais miršta. Ir to nusikaltimo, nusikaltimo mums net priežasčių niekas nepaaiškina. Tai sako, čia tiesiog tokia statistika, bet mes kare tai nedalyvaujam. Mes neartimieji rytai. Bet antri po Ukrainos.
Čia man tai yra baisu. Aš sveikatos reikalų komitete esu vicepirmininkas ir aš nuolat, kada Dulkys buvo ministras, jam kėliau tos klausimus, viceministrams jo, per kiekvieną komiteto posėdį. Šiems kalus sakau, žiūrėkit, kada bus išspręsta visa šita pacientų eilių problema. Taigi, sakau, yra aiškus sprendimai. Sakau, paimkim iš privalomo sveikatos draudimo fondo, PSDF, 800 milijonų. Skiriam valdiškom įstaigoms paslaugų apmokėjimui, kad gydytojas, medikas atlikęs paslaugą vieną ar kitą, kad jam už ją būtų apmokėta. Nes aš kalbėjau su gydymo įstaigų vadovais, jeigu tie pinigai būtų į įstaigas pasiekę laiku, jie būtų galėję priimti žmonės ir suteikti paslaugas. Nes dėja, jau mūsų didelė dalis naujos kartos medikų elgiasi kaip tikri amerikiečiai, vakariečiai ir jeigu už paslaugą nėra numatyta finansavimas, jie tų paslaugų neatlieka. Ir tokiu būdu formuojasi dirbtinai didžiulės eilės. Šito išdavoje ir įvyksta tas perteklinis mirtingumas. Nes jeigu žmogus sergantis onkologija, širdies liga, negauna laiku gydymo paskyrimo, konsultacijos, ultragarsinių tyrimų tenai ir visokių kitokių dalykų, kurie jam yra mediciniškai būtini, dažnu atveju tas baigėsi ne tik tai sveikatos suprastėjimu, bet netgi ir mirtimi. Tai va ta statistika ir atspindi, bet apie tai va kiek yra kalbama. Kiek yra va šitų kampų apie tai kalbama. Ir jie sako, taip, jūs puidokai iškėlėte labai svarbią problemą. Mes jau tuoj čia tą problemą spręsime. Taip, tuoj spręsim, jau darom komisiją, apsvarstysim, išsiaiškinsim. Ir taip metai laiko. Mėnesis po mėnesio, savaitę po savaitės, jie tą problemą svarsto ir jos nesprendžia. Kodėl taip daro? Kodėl nesprendžia? Nes jeigu žmogus gautų laiku, savalaikę, nemokamą paslaugą valdiškoje gydymo įstaigoje, ar jisai eis į privačią? Giedrė, ar eitų žmogus pas tą patį gydytoją, pabrėžiu, dažniausiai pas tą patį gydytoją iš valdiškos gydymo įstaigos į privačią? Tai dabar pasakysiu, Vilniaus Antakalnio poliklinikoje nėra žarnyno gydytojo, tas kur žarnyną. Gastroenterologo. Taip. Ir dabar sako, žinote, turėjom va vieną, bet jisai išėjo pas Dundulį, tas privačias klinikas, ten tą naują, kur čia dabar reklamuojama. Klinika Norfos, kur vadovas pastatė. Ai, taip. Tai dabar, jeigu jūs jau norit, tai eikit į tą kliniką ten privačiai. Nes mūsų poliklinikoje nėra specialisto, viskas nebeturim, sako. Tai palaukite, jeigu tai yra valstybinė įstaiga, tai jūs mokėkite tokį atlyginimą, kad jis ten neišeitų į privatų. O dabar yra taip, žinote, mūsų poliklinika neturi. Eikite, jeigu norite ten į tą pas Dundulį į privačią situacija kliniką. su atlyginimais, realiai aš nekalbu apie tos gydytojus, kurie ten prisitraukiami į regionus, kaip auksiniai aš vadinu gydytojai, kad išsaugot vieną ar kitą paslaugą gydymo įstaigai. Tada tam gydytojui moka kosminį didžiulį atlyginimą, vien tam, kad jisai bent į savaitę sykį atvažiuotų, kad ta paslauga toj gydymo įstaigoje nebūtų išbraukta iš jos teikiamų paslaugų. Tai gydymo įstaigų vadovai rizikuoja, eina dažnai į, kaip sakyt, skolas su savo gydymo įstaiga tam, kad tos paslaugos neprarasti. Nes jinai yra svarbi medicininė prasme vienam ar kitam regione. Jie kitaip tada negali žmonių gydyti ir jiems atlikti tam tikras tyrimus ir procedūras. Ir šitoj vietoje mes matom situaciją, kad tiesiog dirbtinai ta situacija nėra sprendžiama. Nes įprastai, paprastas gydytojas, aš pasakysiu, žmonėm galbūt nežinojot, gauna maždaug už etatą gydytojas apie 1300 eurų į rankas. Tai toks yra gydytojo įprastinis atlyginimas už etatą, dėl to daug kas ieško galimybių, kaip dirbti ir per privačią įstaigą, ir valdišką, ir pusantro etato, ir visaip kitaip. Ir su slaugutėm teko bendrauti, su medikiam, medicinos darbuotojais bendrai ir slaugiam. Tikrai yra situacija graudi, jie yra pervargę žmonės, tiesiog realiai pervargę, sako, Mindaugai, mes dirbam 2 etatus. Aš sako, tiesiog nematau baltos dienos tam, kad savo šeimą gebėti išlaikyti, mes esam priversti po tiek dirbti. Sako, kaip tada mes būsim tie tokie darbingi, jautrus tam žmogui, jeigu mes tiesiog, sako, jau vos kojas būna pavilkam. Tai jų atlyginimas yra ten apie 960 eurų už vieną etatą į rankas. Tai suprantat, iš to viso ir susideda ta problema. Yra didžiulis slaugių trūkumas.
Suprantat, mes neturim, tiesiog trūksta. Mes jau turėsim vis didesnį ir didesnį gydytojų trūkumą, dėl to, kad kur gydytojai išvažiuoja? Išvažiuoja į užsienį, ten į Vokietiją, į kitas šalis dirbti, dėl to, kad mūsų gydytojai paruošti tikrai gerai ir jie išvažiuoja. Ir mes matom, kad sveikatos apsaugos sistema per pastaruosius tos dar 4 metus, jinai dar labiau tapo sugriauta ir aš nematau, nedarant tvarių sprendimų, kad kažkas tai pasikeis. Tai reikia keisti viską iš esmės, tą visą požiūrį į žmogų. Negali požiūris būti vadybinis sveikatos apsaugoje ir švietime. Negali būti vadybinis požiūris dėl to, kad tai yra gyvi žmonės, tai yra jų likimai, jų sveikata, jų gyvenimai. Dabar kas atsitinka dabar su tom lovų skaičiais visais? Jis sako, mes neturim pakankamo lovų skaičiaus, prašom važiuokit namo arba į savo įstaigą kur nors regione. O žmogus vos paeinantis išleidžiamas namo. Kiek tokių situacijų mane kreipiasi žmonės pagalbos, tada aš turiu įsikišti kaip Seimo narys, tada jau jeigu skambina Seimo narys ir klausia, kodėl taip atsitiko, tada tų lovadienių atsiranda tam žmogui, bet kreipiasi tai tik tai vienas kitas žmogus dėl tos bėdos. Tu gali padėti tik tai vienam kitam. Aš esu vienas žmogus, vienas Seimo narys, aš negaliu padėti visiems, o problema tai sisteminė, visos valstybės problema. Suprantat? Ir tai yra skaudžiau negu skaudu dėl to, kad žmonės dar būdami visiškai fiziškai, sakykime, pagal sveikatos būklę nepajėgus kažkur tai išvykti, jie yra, grubiai tariant, išspiriami į gatvę, be reikiamos priežiūros. Nes yra viskas suskaičiuota. Ten lovadienių tiek, procedūrų tiek, tokių, sakykime, tyrimų tiek. Ir viršį viskas, sako, mes jau daugiau finansavimo šitam ligoniui neturim. Mes jau jam ribą išnaudojom. Jeigu jam padarysim daugiau, tada truks kitam pacientui. Tai čia normali sveikatos apsaugos sistema, kurioje svarsto, ar tą numarint, ar kitą numarint. Ar šitą mes dar truputį pagydysim, o šitą anksčiau išspirsim. Tai kas čia per sistemą? Kas per sistemą, kai gydytojas yra įspraustas į gydymo schemas? Yra gydymo schema tokia, mes vadovaujantis gydymo schema gydom taip ir taip. Tai vyresni gydytojai to yra pašiurpę. Jaunesni jau yra pamažu įpratinti prie to ir jau jie net nekvestionuoja, ar čia gerai ar blogai. Sako, gydymo schema, mes darom viską pagal gydymo schemą. Gydymo schema rodo, kad mes jūs turėtume išleisti namo. Tas vyresnis gydytojas sako, čia tikra istorija. Taip. Sako, bet palaukit, sako, negalim išleisti namo, sako, šitam žmogui grėsia kojos amputacija. Sako, mes negalim jo išleisti namo. Kokia čia jums schema? Ir tada didžiulis skandalas, kada, reiškia, su visais, kaip sakyt, riksmais artimųjų, žmogus paliekamas toliau gydymo įstaigoje. Tai bet jeigu artimieji būtų mažiau drąsūs, ryžtingi, nebūtų sukovoję, nebūtų laiku tas vyresnės kartos gydytojas prieėjęs ir pasakęs kolegom jaunesniems, kad žiūrėkit, negalim dar to žmogaus pagal schemą išrašyti, nes visi, kaip sakyt, kiti indikatoriai rodo ne pagal schemą, kad jam grėsia amputacija. Tai gerai, tai buvo jaunas žmogus, tarp kitko. Jaunas žmogus, kelių vaikų tėtis ir pavyko tam žmogui tada išgelbėt koją ir jį pagydyti, ačiū Dievui. Bet yra daug situacijų, kai nepavyksta. Iš to ir matom statistikas mirtingumo. Tai jeigu mes norim keisti, tai reikia keisti ryžtingai, o nesakyti, kad mes į žmogų žiūrėsim kaip į statistikos vienetą. Palaukit, tai dabar mūsų vaikai mokyklai, tada jie irgi statistikos vienetai, Giedrė. Kaip jums dabartinė švietimo sistema atrodo? Aš tiesiog, dabar kai jūs pasakojate, aš prisiminiau, kaip važinėja konservatoriai po Lietuvą su šūkiu džiaukis Lietuvą. Ir galvoju, kuo čia džiaugtis ir kam čia džiaugtis, kad mirtingumas per jų valdymą pasiekė Lietuva antroje vietoje. Auksiniai laikai. Čia dar vienas buvo taip, Juknevičienė, ne aukso amžius. Kam aukso amžius? Konservatoriams gal ir aukso amžius. Filmų turbūt apie Turkijos sultonus daug pasižiūrėjo. Taip, bet žmogui, kuris negauna jokios sveikatos paslaugos, kuris yra įspiriamas, kuriam reikia laukti, kuris numiršta belaukdamas tos paslaugos. Arba dabar švietimo sistema klausausi, licėjaus direktorius pasakoja geriausio licėjaus. Direktorius pasakoja apie tai, kad kaip trūksta Lietuvoje mokytojų ir kad jie priversti buvo pasamdyti pernai baigusius abiturientus. Tie, kurie pernai tik baigė, o įstatymiškai tas galima? Tai dabar tai trūksta. Ne, kad trūksta, tai šitą žinau, bet gali jau abiturientas baigęs. Tai anksčiau, kokias atsimenat, Mindaugai, kas būdavo, reikia ekspertai baigti ten visokių išklausyti. Taip, taigi pedagogika, o dabar tik tai ateikit, nes trūksta siaubingai, ten vos net 1000 mokytojų. Tai visiškas bankrotas, sveikatos sistemos bankrotas totalus, švietimo sistemos bankrotas.
Viskas užlugdė. Aš apie švietimo sistemą, kaip buvęs dėstytojas, norėčiau pakalbėti iš tikrųjų daugiau ir pasakyti mūsų žiūrovams, kad žinokit, netikėkit to, ką jums sako, kad neįmanoma išspręsti tų problemų, kurios yra Lietuvoje. Netikėkit, jeigu jums sako, kad nėra pinigų biudžete, kad pakelt atlyginimus mokytojams, pakelt atlyginimus gydytojams ir medikam. Tikrai visko yra, jeigu nebūtų tokiais masteliais vagiama, jeigu nebūtų pinigai ištaškomi vėjais, tai vėlgi tai yra mano asmeninė nuomonė, bet aš jos laikausi ir matau tikrai daugybę korupcinių skandalų ir kitų dalykų ir tol, kol tie korupciniai skandalai Lietuvą purto, mes ir neturime tų pinigų nei seniorų pensijoms, nei švietimo sistemos darbuotojams, nei medikams, nes sprendimai privalu jos atlikti buvo jau daug seniau, nes šiandien dienai aš bendravau per tą pačius streikus su mokytojais, jie sako, Mindaugai, bus Lietuvoje nuotolinis mokymas. Kodėl, sakau, nuotolinis mokymas? Sako, dėl to, kad trūksta mokytojų, chemijos, fizikos, matematikos mokytojų, jų elementariai neužilgo trūks taip stipriai, kad bus galimybė dėstyti vaikams tik tai nuotoliu. Nes tiesiog, jų nėra. Į tas specialybės nebestoja studentai, nieks nesirenka tų specialybių, suprantat? Čia vadinasi toks yra požiūris į mokytoją. Požiūris yra į mokytoją taip, kad, pažiūrėkit, dabar visi kalba, oi, čia žinot, mokytojai jau gali uždirbti visai gerą atlyginimą. Tai vėlgi pasakau realybę. Jeigu jis ten nesijima krūvą visokių papildomų veiklų, nuo kurių visas pervargęs ir perkaręs laksto, tai už vieną etatą mokytojas uždirba apie 1200 eurų. Vienas etatas, yra maždaug tiek, bet ten už ten visokias papildomas, ten jeigu pusę dar etato papildomo gauna, ten ima buverilius už klasinės veiklas, taip tų pinigėlių susidaro šiek tiek daugiau, bet akivaizdu, kad kalbėti apie tai, kad mokytojo profesija tapo prestižinė, tai gali tik tai vėlgi tokie kosmonautai kaip Juknevičienė, ten Maldeikis, Kubilius ir panašus veikėjai, kurie kartu su Armonaite ten turbūt tas NASO's agentūros tos kosminius projektus kūrė. Tai šitoje vietoje tai yra akivaizdi apgaulė. Šiandien dienai mokyklose mes turim tiesiog kritinį trūkumą mokytojų. Mokytojų amžiaus vidurkis yra toks didelis, kad didelė dalis mokytojų yra netoli pensinio amžiaus arba dirba netgi pensinio amžiaus mokytojai, suprantat? Tai šitoje vietoje ta problema su kiekvienais metais jinai dramatiškai gilės. Ir jie sako, tai čia normalu, visos valstybės dabar mažėja Europoje, jaunimas nebenori vaikų gimdyti, čia viskas normalu, taip turi būti. Mes nieko nepakeisim. Buvau debatuose su konservatoriais, su socialdemokratais. Vieninteliai beje debatai tokie, nes šiaip jie visur rinkdavosi varžovus patys, bet čia vienas sykį matomai kažkaip apsiskaičiavo ir gavosi debatai su taikos koalicija. Ir mes kaip tik kalbėjome apie demografinę politiką, kuri tampriai siejasi su mūsų švietimo sistema, su mokinių skaičiumi mokyklose, su darželinukų skaičiumi darželiuose. Ir jie sako, žinot, jūs čia kalbat nesąmonės, jūsų informacija pasenusi, neapsimoka nieko čia keisti, vis tiek nenorės moteris gimdyti vaikų jaunos, nes dabar pasikeitė pažiūros, nieks nenori, galima daryti, ką nori, neapsimoka. Maždaug tokią nuomonę pateikinėja. Bet sakau, palaukit, kai buvo motinoms buvo leidžiama mamoms vaikutį auginti iki 2 metukų, kai buvo sąžiningos išmokos pagal mamos atlyginimą už vaikutį, kol jie augina, tai kažkaip buvo, kūdikių bumas Lietuvoje ir tada turim net kūdikių bumo kartą su didžiuliais demografiniais tais visais rodikliais ir jų paaugimais. Tai sako, tada tas veikia, dabar tas neveikia. Panaši, sistema ir dabar likus. Bet tai atviras melas yra, jie nutraukė tą sistemą, panaikino, padarė pakeitimus ir po tų pakeitimų tas bumas ir pasibaigė. Tai jeigu tu dabar, pakalbėkime apie švietimą, jeigu kiekvienai šeimai tu suteiktum galimybę vaikui lankyti nemokamą būrelį, ar tai būtų sporto, ar muzikos, bet vaikams būreliai būtų nemokami. Tėvai lengviau, galėtų kvėpuoti. Jauni tėvai, jaunos šeimos lengviau galėtų kvėpuoti. Jeigu jiems nereikėtų mokėti nieko už pratybas, vadovėlius papildomus, jeigu nereikėtų jiems apie tai tiesiog galvos sukti, kaip tą vaiką išleisti į mokyklą, taip? Tai jau būtų vėlgi didžiulė parama, pagalba jaunoms šeimoms. Apie tai kažkodėl nieks nekalba, kad tos pagalbos reikia. Gerai, paimkim ne iš švietimo srities. Jeigu jaunoms šeimoms būtų visą tai, mes taikos koaliciją siūlome apie tai, ką aš dabar kalbu, pas mus programoje visi tie dalykai yra. Mes kalbame apie nemokamą būstą.
jaunai šeimai. Tai reikia jaunai šeimai būsto ar nereikia, kad jie galėtų tos vaikučius jame auginti. Ir nereikėtų galvoti, kaip atiduos paskolą už tą būstą. Tai jeigu jauna šeima gyvena, sukuria šeimą, tenai susilaukia vaikučių, pavyzdžiui, 2 arba 2 ir daugiau vaikučių, jau jai neturėtų būti poreikio, kad jinai turėtų apmokėti palūkanas už būsto paskolą. Ta šeima turėtų nemokamai gauti tą būstą iš valstybės, kad jinai tik tai čia kurtųsi, gyventų, mokėtų mokesčius, augintų savo vaikus. Mamoms, kurios turi po 2 ir daugiau vaikų, turėtų irgi mokesčiai būti nuimami, jinai neturėtų mokesčių mokėti tada valstybei, kad vėlgi būtų paskatinamas auginti vaikus. Nes šiandien dienai nėra suvokimo, kad jeigu nebus vaikų, tai Lietuvos kaip valstybės, brangiai, mūsų valstybės neliks, jeigu joje nebus vaikų. Ar čia kažkokią naujieną dabar sakau, kad Lietuva ne tik pagal mirtingumą, bet ir pagal žmonių nykimą yra viena iš labiausiai lyderiaujančių valstybių pasaulyje. Ne tik pagal mirtingumą ir Giedrė, ir pagal, būtent pagal mūsų šalies nykimą, dėl to, kad gimsta labai mažai vaikų, mes jau judam link vieno gimusio vaiko šeimai vidurkio. Tai yra labai baisu, kai mums reikalinga mažiausiai būtų, kad atstatyti tą, ką mes praradom, kaip valstybė demografiškai, mums reikėtų, kad bent koks 3 vaikai būtų vidurkis. Kaip tokį vidurkį pasiekti šiandieniniai šalykai, jauniems žmonėms tame tarpe ir švietimo sistema plauna smegenis. Kalba ten apie visokias žaliasias darbotvarkes, apie tai, kad žiūrėkit, kaip čia dabar ekologiška, pasvarstykit, kiek jums čia tų vaikų reikėtų susilaukti. Vokietijoje jau plakatai tokie kabo, dar ačiū Dievui, Lietuvoje nekabo tokie plakatai, bet žmonės jauni yra ugdomi ne tame, sakykime, informaciniam lauke, kad šeima yra viso ko pagrindas, kad vaikai yra mūsų gyvenimo įprasminimas. Ar yra vaikai apie tai mokomi? Vat kur jūs girdit per televiziją, per radiją, per tas pačias LRT laidas apie tai kalbant? Kad būkit patriotai, susilaukit 3 vaikų. Ne, yra kitaip visai, būkit patriotai, aukokit Ohmanui už Bairaktarą. Taip, tokių laidų matau, o tokių laidų, kurios ragintų kurti gausias šeimas, kurios kalbėtų apie tai, kokios šaunuolės tos mamos ir tėčiai, kurie turi darnes gražias šeimas. Lietuvos skyrybų statistika irgi yra tragiška. Dėl to, kad niekas nemoko tų jaunų žmonių dar nuo mokyklos suolo, kaip tą darnę šeimą sukurti. O sako, čia pagyvenai, gali keisti kaip kojinės, rytoj kitą gali turėti, poryt trečią. Pasibandyk, čia nepaeis, gal ten paeis, jeigu ne su 3, tai su 4. Ir mes jau turim tada vartotojišką visuomenę, ne tik tai perkant bulvių traškučius, bet ir renkantis tą žmogų, su kuriuo tu nori kurti šeimą. Taigi nėra čia tas pats sprendimas, kad nueiti į kino teatrą ir suvalgyti spragėsių. Čia truputį atsakingesnis sprendimas, tu jauną žmogų turėtų mokytis, kaip jis turėtų girdėti tai, o apie ką mes kalbam, kai gyvenimo įgūdžių pamokas paleido, tai ten tos pamokas, jų rekomendacijas kūrė tos visos įvairias spalvės vėliavas turinčios organizacijos. Bet kaip tai derinasi su šeimos stiprinimo įstatymu, kuris yra Seime priimtas 2017 metais? Kodėl ten mokė labai apie agurką, ten plėveles, ką su tuo agurku daryti. Bet tai kaip tai susiję? Matot, problema yra tame, kad jie turbūt niekad ir nesiekia, kad tos šeimos būtų gausios. Jiems rūpi ten tie agurkų tenai klausimai, taip, kad žmonės būtų kuo gašlesni, kuo labiau ištvirkę ir tada viskas labai gerai, tada mes turim visuomenę ir valstybę, kurios juda visa visuomenė degradacijos linkme. Atvirai reikia kalbėti apie tai, jeigu tu tokius dalykus vaikus mokini, tai yra ne vertybių, ne kilnumo, ne kažkokių tų gražių pavyzdžių pateikimas, kurie siektų vaikas tada tauresnio, kilnesnio, kažko gražesnio. Tu tada vaiką mokai tokių pavyzdžių, kurie tokie, viską padaro murzina, pilka, tokia negražia mase ir tu mokai tų dalykų, kurie realiai yra ištvirkimas, o ne kažkoks tai, sakykim, tų kilnių pavyzdžių rodymas, nes, žinot, to, ko nori jaunimas pats susiranda, tikrai puikiai susiranda, nereikia tų mokytojų pagalbos demonstruojant agurką. Nereikia, bet mokytojas turėtų būti vėlgi tas tam tikras autoritetas, pavyzdys mokiniui. Kaip tas mokytojas pervargęs nuo popierizmo, nuo begalinių dokumentų pildymo bus to pavyzdžių mokiniui. Kaip tas mokytojas, kuris dirba po 1,5 etato ir kuris sunkiai gali tą galą su galu sudurti, bus to prestižinės profesijos atstovų mokinio akise. Jeigu man dar dirbant prieš Seimo patekimą į Seimą 16 metais universitete, nuolat studentai sakydavo, dėstytojau, jūs toks protingas, kodėl jūs dirbat universitete?
Ir kaip jaunam žmogui, aš taip žiūriu, o sakau, kodėl jums atrodo, kad, sakau, dėstytojų dirbti nėra gerai. Sako, suprantat, tokia maža alga, tai kaip jūs čia, sako, už tokį mažą atlyginimą dirba dėstytojų, taigi, sako, jūs bet kur kitur nuėjęs uždirbtume daug daugiau. Tai sakau, žiūrėkit, sakau, man darbas universitete yra hobis, nes aš sakau, dirbu su jumis, man yra smagu dirbti su jaunimu, man yra smagu su jumis bendrauti, kalbėtis, analizuoti, mokyti jūs kritiškai mąstyti, nes aš jaučiu, kad aš kažką palieku gero jaunam žmogui, kas gyvens dar po manęs, ką jisai nusineš į savo šeimą, tas jaunas žmogus. Bet sakau, taip, sakau, jūs teisūs, aš šalia savo darbo universitete turiu dirbti prie projektų, kitus darbus, Europos komisijos ekspertų ir kitur, nes kitaip aš negalėčiau išmaitinti savo šeimos iš dėstytojų atlyginimo. Taip, kad jauni žmonės kaip ir teisingai indikavo, kad, dirbti dėstytojų, nėra ta, vadinkim, siekiamybė ir tas darbas, kuris leistų žmogui tiesiog atsiduoti tai akademiniai veiklai ir darbui su jaunais žmonėmis. Tas neišeina, nes atlyginimai netokie. Ir tada mes matom situaciją, paimkim kitą. Iš kokio turinio medžiagos mokomi vaikai. Gyvenimo įgūdžius, net nesant jokių vadovėlių, pavertė privalomo bendrojo ugdymo dalykų. Taip, vadovėlių nebuvo, mokytojų paruoštų nebuvo, bet svarbu buvo geros rekomendacijos iš įvairias spalvių organizacijų, ką daryti su tais agurkais, su tos pačios lyties tenai, tais visais, kaip sakyt, bendravimais ir bendravimo būdais visokiais, kaip čia jos praišanalizuoti, kokie jie šaunus ir kaip reikėtų siekti tokių dalykų. Valio. Maždaug taip švietimo ministras, buvęs, kuriam reikėjo dovanoti man anatomijos vadovėlį, visą tą situaciją pateikė mūsų šalies mokykloms ir moksleiviams. Dabar paimkim situaciją su kitais vadovėliais, bendrai su vadovėliais. Aš atsiverčiu vadovėlį, 5, 6, 1. Žinokit, man šiurpas ima. Jeigu, vadinkim, seniau mes turėjome tikrai nuo aukštos kokybės tą visą bendrojo ugdymo sistemą. Tikrai mūsų mokiniai važiuodavo į tarptautinės olimpiadas, imdavo nuolat prizinės vietas ir net tas mokinys, kuris silpnesnis, tikrai jisai išmokdavo bazinių reikalingų dalykų bendrajame ugdyme. Dabar aš matau situaciją, kad tu pabendrauji su moksleiviais, neseniai vėlgi turėjau galimybę 6-okams mokytojo dienos progą vesti pamoką. Nes buvo tėčiams ir mamoms galimybė pasijausti mokytoju ir tiesiog aš nuolat, jeigu būna tokie projektai ir galimybės, visą laiką einu bendrauti su vaikais. Ir bendraujam su vaikais ir aš matau, kad aš būtent pamoka mano buvo apie istoriją, apie mūsų šalies senovę, apie kai kurios dabartinius dalykus, pasakojam labai tokius įvairius įdomius dalykus, ten nuo Vytauto pabėgimo iš kryžiuočių nelaisvės iki ten, sakykime, įvairių kitokių, tokių įdomių istorijų, nes turbūt žinot, kad ten persirengė jisai savo žmonos onos tarnaitės moteriškais drabužiais ir taip jam pavyko pabėgti. Tai aš nekalbu vaikai, kad nežino tokių dalykų, tas yra normalu, bet jie nežino daugybės elementarių pagrindinių mūsų istorijos tiesiog dalykų, jie nežino, kas tas buvo Gediminas, jie nežino, kas tas buvo Vytautas, arba žino labai menkai, miglotai ir aš negaliu vaikų kaltinti. Ir net ir mokytojų negaliu kaltinti to, kad vadovėliai yra tokie nekokybiški, tokie absurdiški, kad jeigu tu nori vaiką atstumti ir kad jis nenorėtų mokytis istorijos, tu jam duodi tokį vadovėlį. Jeigu tu nori, kad vaikas nemokėtų lietuvių kalbos, matematikos, tu jį mokai pagal dabartinę programą matematikai, lietuvių kalbai. Dėl to, kad viskas yra chaotiška, sumakaluota, užduotys yra per sudėtingos tiem 1-okam, 2-okam, 3-okam, 4-okam, ne pagal jų amžių. Mokytojai jau sako, mes nebežinom, kaip mokyti pagal tokią programą, nes mes vaikui mokydami tokius sudėtingus dalykus, kai jisai dar nemoka pagrindinių bazinių dalykų, mes jam viską sujaukiam jo mažose galvelėse tų vaikų. Suprantat? Tai yra bėda. Dabar mes turim situaciją, kad bet kuri valstybės faktiškai mokykla gali rinkti savo vadovėlį. Tai dabar palaukit, tai turim daugybę mokyklų. Ir jeigu mes neturim vieno standarto vadovėlio bazinio, ten algebrai, geometrijai, fizikai, chemijai, biologijai, vieno standarto, kaip mokymosi kokybė ir standartas žinių bus bent jau panašus skirtingose mokyklose? Kaip tas yra įmanoma? Dėl to, kad kas netingi, tas rašo vadovėlius, nes žiauriai geras biznis.
Mes nutarėm parašyti vadovėlį. Turim pažįstamus, pavyzdžiui, paimkim vėlgi kabutėse kelis vadovus, pavyzdžiui, mokymo įstaigų. Susitarėm, kad mūsų vadovėlį tikrai paims mokyti nuo kitų metų ten 5, 6, 7, pavyzdžiui, ten kokiai istorijai. Ir viskas, mes su Giedre parašėm vadovėlį, mūsų vadovėlį perka, mes jau iš karto žinom, kad turėsim pirkėjus. Suprantat? Tai kas tas yra, reiškia, kas netingi visokiais užkulisiniais ryšiais tos savo vadovėlius ir prastuminėja. Dar didesnė bėda, aš jau nekalbu apie kokybę, kad kas netingi tas ir rašo, taip, tas vadovėlius ir kad jie yra skirtingi skirtingose mokyklose. Vadinasi, ir žinios skirtingos, ir įvairūs dalykai, kas yra, nesutampa, netitinka to, ką turėtų atitikti. Bet mes turim dar tą situaciją, kad ir pinigų švietimo ministerija dar tų vadovėlių naujų įsigijimui suskiria nepakankamai. Tai mokosi 2 vaikai, 3 vaikai iš vieno vadovėlio. Tai kaip tada tas žmogus dar jaunas, tada mokinukas, jis net į namus tada vadovėlio negali pasiimti, nes jis tą vadovėlį pamato tik mokykloje. Tada jį pasodina prie kompiuterio, ten, per eduką, per kitur, tau, atsiunčia ten kažkokią tai medžiagą, tu sėdėk prie kompo, kažką skaityk. Ir aš mėginu paimti, kad ir, pavyzdžiui, savo sūnaus pavyzdį, ne tik tai kitų mokinių, tikrai gera mokykla, pas sūnų viskas tvarkoja, bet, tai yra absurdas, taip kaip dabar vaikai yra priversti mokytis, negali trūkti pinigų vadovėliams. Kai dėl vaikų stuburai visi kenčia. Tai vaikai prisikrauna kaip tie kupranugariai, didžiausia kuprinė, kuri dažnu atveju, nežinau, vos nesunkesnė gal už tą vaiką, nors čia vėlgi jau ironizuoju, bet realybė jinai sunki. Giedre, aš pats iš visų jėgų pakėlęs tą kuprinę suprantu, kad jinai žiauriai sunki. Tai kitose šalise, kurios save vadina civilizuotomis, nes čia Lietuva kaip ir pagal Gabrielių Landsbergį civilizuota šalis turėtų būti. Tai vieni vadovėliai yra mokykloje, kiti yra namie. Ir kiekvienas vaikas turi 2 vadovėlius. Taip, bet mes dabar kalbam. Taip, kad nereiktų nešiotis viso tokio svorio į mokyklą. Jis nešasi ten pratybas, savo sąsvinius, bet vieną vadovėlį turi namie, kitą mokykloje. Normalu būtų taip. Tai ten civilizuotose šalyse. Stuburai tada nekentėtų mažučių. O mes, kadangi antra valstybė pagal mirtingumą pasaulyje, tai mes, kadangi turim pirmauti, turbūt čia ir taip ir nori, kad dar Ukrainą pralenktumėm. Nuo iki visose sferose. Aš nežinau, ko jie nori ir iš tikrųjų, bet problema yra akivaizdi. Ir kalbant apie tos vadovėlius, pavyzdžiui, bendravau aš tikrai su daugybė kineziterapeutų, kurie vaikam išrašo pažymas dėl jų sveikatos prieš einant į mokyklą. Taip. Tai situacija su vaikų iškrypusiais stuburais yra tragiška. Tai pirmas momentas – nepakankamas fizinis aktyvumas. Antras momentas – labai daug prie kompiuterio sėdėjimo, prie visokių ten tų išmaniųjų įrenginių, kurių tikrai mūsų vaikų gyvenime reikėtų daug mažiau. Ir trečias momentas, ne pagal vaikų amžių, krūvis tas pats kaip į mokyklą eina ir neša savo tas koprinės bandūras visas. Nes vieni neša abiem, kaip sakyt, petnešam pasikabinę, kiti vos su viena persikreipia į šoną, nes taip mandriau, madingiau. Bet esmė ta, kad valstybė nieko nepadaro, kad vaikai augtų sveikesni. Ir tada mes turim ką? Turim ligotą visuomenę, kurioje prevencinė medicina kaip tokia yra neegzistuojanti. Nes mes vietoj to, kad darytume, kad mažiau reikėtų vaikų ar suaugusių žmonių ar seniorų gydyti, būtų daugiau seniorų, kurie vaikščiotų su šiauriniam tom lazdom, iš kurių kai kurie juokiasi, taip, sako, kam jie čia su tom lazdom vaikšto. Tai pagal mokslininkų tyrimus, rimtus tyrimus, ne kažkokius pseudo tyrimus, visas kūnas ir raumenynas labai gerai su tom lazdom juda. Žmogus tampa sveikatingesnis, gyvybingesnis, mažiau serga, geresnė imuninė sistema, daugybė pliusų. Bet apie tai pakankamai kalba kažkas? Apart privačių iniciatyvų valstybės lygmenyje. Nes mums labai gerai visus pinigus išleis žmonių gydymui. Ir tada sakom, trūksta pinigų gydytojams, trūksta pinigų slaugytojams. Suprantat, Giedre, tai yra arba tu tą valstybės vežimą paleidai stačia galva nuo skardžio ir nesirūpini, kas bus, kada tas skardis priartės. Arba tu galvoji, kokie tie sprendimai būtų geri mūsų žmonėms. Ir tie sprendimai yra čia ir dabar, bet gaila, kad žmonės to neišgirsta, nesupranta. Tokiai mažai valstybei kaip Lietuva pakeisti situaciją galima labai ir labai greitai. Tiesiog reikia ryžtingų, gerų, kompetitingų sprendimų. Ar tai būtų švietimo sritis, ar tai būtų sveikatos apsaugos sritis. Priėmus tos sprendimus viskas imtų spręstis. Sumažink popierizmo mokytojams. Jau jisai galės daugiau dėmesio skirti vaikui. Panaikink buhalterinį tą aritmetinį principą, kad dėl vieno vaiko naikini mokyklą visą. Jau iš karto vėlgi visai kitokia situacija su mokyklomis regionuose bus. Išspręsk problemą su vadovėliais ir būreliais. Daugiau tėvų norės
norės gyventi irgi regionuose. Sukurk investicinę sistemą geresnę regionuose, kad būtų daugiau gerai apmokamų darbo vietų. Daugiau žmonių norės gyventi kaime, nuosavam name, turėti savo daržą, savo ūkį. Suprantat, viskas yra čia pat, vat mums panosim, nuostabi gamta, graži valstybė, bet mes patys save pastatėm į vergo dalę. O vergo dalia yra sunki, liūdna. Ir jeigu mes norim tos vergo dalios atsisakyti ryžtingai, mes turime priimti sprendimus, pakilti nuo sofos ir eiti balsuoti. O jeigu mums ta vergo dalia tinka, tai viskas tik blogės. Aš dėja toks būsiu liūdnas šitam kontekste pranašas, nes visa situacija rodo, kad iš to, kas vyksta, gerėti tiesiog negali. Nes, matom, mokytojų trūksta, gydytojų trūksta, slaugytojų trūksta. Įtraukusis ugdymas, naujovė ir skaičiai, jūs sakėt prieš laidą, dėl vaikų autistų taip pat gąsdinantis Lietuvoje. Žinokit, mane tai tikrai gąsdina. Aš jums pacituosiu ir iš tikrųjų perskaičiau šiandien statistiką oficialią vienam iš mūsų didžiųjų portalų, kad 2014 metais, čia cituoju, ne mano nuomonė, bet citata, visoje šalyje Lietuvoje gyveno 1000 autistiškų vaikų, o dabar tiek diagnozuojama per metus. Tik kas metai po 1000. Taip, papildomai. Tai dabar įsivaizduokit, jeigu 14 buvo 1000, tai 15, 16, dabar per visus tos 10 metų grubiai daugėja po 1000. Tai reiškia, mes turim situaciją faktiškai nevaldomą. Ne? Taip, o kodėl tada, pavyzdžiui, nėra tyriama, nuo ko čia yra, nes kiek aš domėjausi ir pas mus čia buvo laida su profesoriumi iš Čikagos, Audriumi Pliopliu, kuris taip pat tyrinėjo, daug metų dirbo būtent toje srityje ir, sakom, tyrimai rodo ir bent jau, kad tai yra genetinė liga. Ar tai gali būti tiek daug pas mus genetiškai toksai, nežinau, sprogimas, kad kas metai po 1000 vaikų, kodėl Lietuvoje nėra mokslinių tyrimų, neorganizuojamos konferencijos ir nemetami pinigai įsiaiškinti, kur yra čia ta priežastis? Žinot, pradžioje atsakysiu taip galbūt vėlgi su ta ironijos gaidele, kad turbūt Lietuva turi tiek daug vaikų, kad mums nerūpi, kad didesnis skaičius vaikų būtų sveiki. O realybė, kaip matom, yra visiškai priešinga. Lietuva turi labai mažai vaikų ir mes turėtume būti, tiesiog be galo būti, vadinkim, motyvuoti padaryti viską, kad kuo daugiau tų vaikų būtų sveiki, galėtų integruotis į visuomenę ir sukurti savo šeimas. Taip. Nes kitaip mūsų valstybė ką daro? Nyksta toliau. Tai kalbant apie autistiškus vaikus, tai akivaizdu, kad tų priežasčių yra visas kompleksas ir aišku gaila, kad dėl kai kurių priežasčių, kurias žino tie tėvai, kurie atidžiai domisi, kodėl vaikams kyla autizmas, tėvai skaito, analizuoja patys savo jėgom, nes valstybė tą informaciją slepia ir jie tada priima atsakingus sprendimus tam, kad tas vaikas jų netaptų autistų. Tai šitoj vietoje dėja ta informacija patenka tikrai ne pas visus tėvus. Ne visi tėvai turi tam ir galimybių ir skiria laiko ir supranta, kad gali su jais būti taip ciniškai elgiamasi valstybės atveju. Be abejonės yra ir daugybė kitų kompleksinių priemonių, ne tik tas, apie kurias negalim kalbėti šiandien jūsų laidoje, kad jūsų kanalas nebūtų kažkaip draudžiamas ar nesusilauktų sankcijų, nes dėja, šiandien dienai gyvenam tokioje visuomenėje, kad daug temų tiesiog turim kalbėti koduotai. Tokia žodžio laisvė šiandien dienai, reiškia, yra Lietuvoje ir daugelį vakarų šalių. Mes matėm, ko susilaukė, vadinkim, mūsų drąsesni žmonės, tokie kaip Snowdenas, kaip Assange'as, Wikileaks'o įkūrėjas, tai iš tikrųjų, jų persekiojimo pavyzdžiai rodo, kad žodžio laisvė tokia yra labai mitinė šiandien dienai vakaruose, ne tik Lietuvoje, nors vakaruose tikrai tos žodžio laisvės vis dar yra daugiau negu pas mus. Tai tai apie tas kompleksinės priežastis, žiūrėkit, genetiškai modifikuotas maistas, GMO, produktai, kurie jau šiandien dienai laisvai puikuojasi pas mus parduotuvių lentynose. Puikuojasi ir tokie sausainiai, kurios tu paėmęs su žiebtuvėliu ir uždegęs liepsnelę gražiai supleška. Tai jų sveikumas, kaip vėlgi sakau, kabutėse tiesiog žala tiek vaikui, tiek suaugusiam žmogui, kuris jos nuo jaunumės naudoja, yra labai didelė. Ir būtent tai daro poveikį jo sveikatai ir to žmogaus vaikų sveikatai, kuriuos jisai susilaukia, jau sulaukęs brandaus, sakykime, amžiaus. Tai visą tai, ką dedam į save,
Nu, ar tai būtų maistas, ar tai būtų gėrimai, jeigu tai yra būtent su genetiškai modifikuotais dalykais, su milžiniškom dozėm cukraus ir panašiais dalykais, tai turi poveikį. Mes Amerikoje turim tuos procesus pažengusius daug toliau. Ir yra daugybė šeimų, kurios gyvena skurdžiau, jie turi ansvorį ir tos genetinius, kaip jūs atsakytumėt, pakitimus tokio didumo, kad Lietuvoje dar mes to neišsivaizduojam. Kol kas pas mus dar tas nutukimo, kaip sakyt, situacija nėra tokia milžiniška, kokia yra Amerikoje. Amerikoje ten jau eina kelios kartos, vat matom ten mamą, pavyzdžiui, dukrą, ir jau yra nutukimas toks didžiulis, kad mes nutokių matom vienetus dar žmonių Lietuvoje. Ten jau yra reiškinys. Ten net ir reklamas kviečia filmuotis apkūnesnius žmonės, dėl to, kad žmonės nebūtų erzinami. Tų tokių žmonių, kaip jūs, Giedrė, ir aš. Nes mes juos erzinam, atrodom, kad kažkokie mes tarsi netokie, kokie turėtume būti, taip? Man, pavyzdžiui, kai aš buvau Amerikoje, atsimenu, dar senai, dar 2000 metais mums klausdavo, sako, jūs Lietuvoje badaujat? Ar pas jūs ten yra asfaltas? Ar jūs ten turit valgio? Ar pas jūs yra hamburgeriai? Tai nes, pas jos ten kaip ir to suvokimo, tų žmonių, kad, ten jau hamburgeris yra čia tobuliausias tas maistas, suprantat? Ir jeigu tu čia neturi tokio dalyko, galbūt tu badauji, nes tu kažkoks per daug, kūdasi ir taip toliau. Tai šitoj vietoj, kalbant apie Lietuvą, tas nesveikas maistas ir jo tokia kaip, vadinkim, pasklidimas, paplitimas su kiekviena diena vis labiau auga. Dėl to aš ir įspėju žmonės, kad sakau, jūs žiūrėkit, skaitykit, ką jūs valgo, skaitykit, kas mažom raidėm netikėčiau parašyta, skaitykit apie tos priedus maiste, nes jeigu jūs norit, kad jūsų vaikai būtų sveiki, jeigu jūs norit, kad jūs patys būtumėt galiausiai sveiki, tai yra svarbu, nes mūsų kūnas yra taip jau sutvertas dievulio ir gamtos, kad ką tu valgai, ką tu geri, tu pats tuo tampi. Tai jeigu, aš jau nekalbu apie narkotikų problemą, kad vėlgi reiškiasi, mes kalbam apie GMO, bet tai narkotikai ir jų paplitimas masinis. Nes tai yra masinis paplitimas šiai dienai. Ir kokaino, ir įvairių kitų narkotinių medžiagų visuomenėje paplitimas. Ir tarp vaikų tose pačiose mokyklose mes iki dabar nematom ryžtingų, griežtų priemonių, kad narkomanijos problema būtų stabdoma. Tai tas irgi paveikia žmogaus sveikatos būklę ir jo palikuonių būklę. Lygiai tas pats kaip ir su alkoholio to perdėtų vartojimu. Tai kaip jūs galvojat, jeigu tu tenai geri, rūkai, pavyzdžiui, jeigu tą daro net, pavyzdžiui, mama, tai poveikis kūdikiui, tai irgi čiagi moksliškai nustatyta seniausiai yra. Tai jeigu mes norim, kad vaikutis būtų sveikas, tai mes turim padaryti viską, kalbant apie tas visas kompleksinės priemonės, tame tarpe ten sportuoti, sveikai maitintis ir visa kita, ir mes tada turėsime tikrai tą vaiką sveiką, tikrai nebus tada tos problemos, bet turi visas tas kompleksas veiksnių būti išpildytas pas jaunus žmonės, mes turim jiems aiškinti, kuo tai yra svarbu, nes jeigu jisai galvoja, tai truputį čia žolės, truputį alkoholio, truputį GMO, truputį dar kažko, ir taip kasdien tas po truputį, tai tas kasdien po truputį jisai kaupėsi organizme. Taip yra, mūsų organizmas kaip talpykla, viskas kaupėsi, tos ir blogosios medžiagos, ir sunkieji metalai. Tai čia vėlgi aš sakau, ne kažkokias naujovės, bet tai yra tai, kad aš bendrauju su geriausiais specialistais Vokietijos, Amerikos, tos pačios mūsų Lietuvos natūralios medicinos specialistais, tai jie tuos dalykus dėsto paskaitose. Tai jeigu mes tuos dalykus jauniems žmonėms mokytume mokykloje, jeigu mes mokytume būsimiems tėveliams apie tos dalykus, kurie ketina susilaukti savo vaikučių, jeigu jie suprastų, kad jie metus laiko, pavyzdžiui, bent nebūtų prieš susilaukiant kūdikio vartoja alkoholio didelėm dozėm, jeigu jie būtų ten, sakykime, geriausiai, aišku, visai nevartota, reiškia, kai tu planuoji vaiką, jeigu jie nerūkytų tol, kol ketina lauktis to vaiko, jeigu jie maitintųsi sveikiau daug, taigi būtų didžiulė nauda jiems patiems ir jų būsimiems vaikams, jie nebūtų tokie alergiški ir kitų dalykų kamuojami. Tai va. Tai tiesiog taip. Tai ir dabar žmonės klausia, jūs sako, važinėjat po Lietuvą, susitikinėjat su žmonėmis, tai kokios yra nuotaikos ir ar žmonės ateis balsuoti spalio 13? Na, žinot, laidos pabaigoje norėčiau pasakyti kelis dalykus. Pirmas dalykas, kad nuoširdžiai iš visos širdies šiandien ir visose laidose, tiek su Giedre, tiek kitur, tiek susitikimuose su žmonėmis po visą Lietuvą, kai mes judame su savo turu, bendrauju ir išsakau iš dūšios, kas pas mane yra širdyje ir kodėl aš matau, kad Lietuvai yra būtinos šiandien
čia ir dabar esminės ir rimtos ir realios permainos. Jeigu išgirdote mus, jeigu palaikote mus, tapkite mūsų ambasadoriais, paimkite kitą draugą, giminaitį už rankos ir atsiveskite balsuoti, kad jie balsuodami išsakytų savo nuomonę ir palaikytų permainas Lietuvoje. Tai yra ypatingos svarbos diena spalio 13. Spalio 13 kuo daugiau žmonių balsuos, aš būtent akcentuoju ne iš ankstinius rinkimus, o spalio 13, nes jie yra galimybė tose rinkimuose, kad jie bus sąžiningiausi. Nes iš ankstiniuose rinkimuose ir ypatingai balsavimuose ten, kurie vyksta senelių namuose, globos namuose, socialinėse ir gydymo įstaigose, tų nesąžiningo balsavimo atvejų pasitaiko daug daugiau. Reikalingi stebėtojai. Dėl to tikrai, kuo daugiau ir aktyviau dirbs stebėtojai, to bus geriau, kad kuo mažiau būtų nesąžiningumo ir klastojimo atvejų per būsimus rinkimus. Bet tam, kad jų būtų dar mažiau, ypatingos svarbos diena, dar kartą pakartosiu, spalio 13. Nes kuo didesnis procentas žmonių balsuoja spalio 13, tuo yra tikrai didesnis rinkimų patikimumas ir galimybė, kad tos jėgos, kurių konservatoriai ir valstybininkų klanas su Landsbergiu senuoju ir kitais labiausiai nenori matyti valdžioje ir jų bijo, kad tokios jėgos kaip tos taikos koalicija, kad tikrai tada bus Seime. O jeigu jūsų ateis daug, tai mes galėsime formuoti vyriausybę. Jeigu formuosime vyriausybę, tada bus esminės permainos. Tai aš tikrai nuoširdžiai sakau, kad be jūsų pagalbos mes vieni neturime nei tiek žmonių, nei tiek lėšų, kad mes savo jėgomis išviešintume savo mintis po visą Lietuvą. Tik tai su jūsų pagalba mes galime sukurti stebuklą ir sugrąžinti Lietuvą mūsų žmonėms. Patikėkite, lietuviai ir visi žmonės, kurie gyvena Lietuvoje, tikrai nusipelnė gyventi taikiai, darniai, su savo tautinėmis mažomis, ar tai būtų Lenkai, ar Baltarusiai, ar Ukrainiečiai, ar kitų tautybių žmonės. Mes tikrai galime gyventi visi draugiškai, vieningai ir siekti, kad mūsų būtų valstybė graži ir klestinti. Padarykime, sukurkime šį stebuklą visi kartu. Ačiū Jums. Taigi, ačiū Jums už pokalbį, o Jums, gerbėmėjai žiūrovai, priminsiu, kad šiandien mūsų studijoje buvo vienas iš taikos koalicijos lyderių, Seimo narys Mindaugas Puidokas. Taigi šį kartą tiek ir iki kitų kartų. Sudie. Iki.